Tai buvo daina apie susiedas, apie kaimynus, tai reiškia, man kaip aukštaičiui visai naujiena. Labai malonu matyti visus kaimynus ir ypatingai šitą rudenėjantį Darbėnų miestelį susirinkusius kaimynus iš Palangos, iš Salandų ir iš Kauno. Na ir dėl ko mes čia susirinkome šiandien? Tai susirinkome, žinome, susėst, paklausyt, padainuot, pagrot ir kas be ko pašokt. Dėl to, kad šiandien vyksta pirmasis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių festivalis Ogatos suktinės. Taigi, naudodamasis galimybę, privalau paminėti tuos, be kurių čiagi mūsų nebūtų. Tai labai ačiū, kad Kretingos kultūros centros ir Darbėnų skyrius priėmė taip Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupę Ogata, kurios vadovė ir grupė Bendinė. O kadangi jau yra linksmi, pamatysite kokie, nes pirmasis šokis vadinasi linksmapulkė. Pirmyn. Tikrai linksma. Ir kad labai ačiū šokių grupiai Ogata ir kadangi dabar laukiame jaunųjų, tai Darbėnų gimnazijos liaudiškų šokių grupės Dobilėlis. Tai yra mažieji mūsų moksleiviai, kurie
mokosi šokti šitaip nuostabiai, kad, na, žiūrėkim, tai yra mūsų ateities karta. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų, kuris tik galime pajudinti mūsų vaiką, tai tada iš karto veskime į šokius, nes jie turės pratęsti tai, ką mes ir darom. O šokis, mėlyjei, yra laikrodukas, nes laikas eina, o vadovas Laurynas Krasauskas. Ačiū Jums, mėly jubiliejo grupės šokėjai. Ir ačiū vadovui, kad šitaip moka sujungti, ar ne? Nuostabu. Na, ir dabar į sceną jau įženginėja mūsų kaimynai iš Salantų. Tai yra Salantų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Salanta, kurios vadovas Martynas Kazlauskas. Ir kągi mes galime sužinoti apie kolektyvą Salanta. Tai nuo 95 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centre veikiantis kolektyvas. Aktyviai puoselėja lietuvių liaudies šokio tradicijas. Ir per 30 metus Salanta koncertavo visoje Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvavo regioniniuose, respublikiniuose ir netgi tarptautiniuose festivaliuose. Konkursuose kaip Kroatijoje, Lenkijoje, Klaipėdoje. Kolektyvas yra nuolatinis Lietuvos dainų švenčių dalyvis, ne kartą pelnęs apdovanojimų konkursuose Pora už poros, Suk ratelį. Ir nuo 2006 metų Salanta rengia tradicinį projektą Šuokam, ėda šuosim. Taip? Gerai, pabandžiau. Taigi visas tas šokio festivalis sukuria kitus kaimynus iš visos Respublikos. Tai ačiū, kad atvažiavote. Ir jūsų šokis Du paukšteliai.
tokį šokį pavasarinį, ar ne, kai už lango taip geltonuojam, tai prisiminti, kas dar mūsų laukia. Labai labai ačiū Jums, labai labai ačiū. Na, o dabar kelkimės į kitą pusę, nuo Darbėnų, tai į Vėliuotąją dažniausiai ir Smėliuotąją jūrą, Pajūrį, tai Palangą. Iš Palangos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Banguolis, kurios vadovė Eglė Baltriukienė. Tai šitas, kaip sakant, eglynų ir pušynų kraštas yra gana netolimas, tai kiek čia tik 10 kilometrėlių, ar ne, ir mes jau vietoj. Tačiau labai labai, iš tikrųjų, viskas labai skiriasi nuo to, kad čia miškai, tenais tokie kaip ir jūra, ir galbūt ir žmonės truputėlį kitaip gyvena, ne, kitokie papročiai. Tačiau jų kūrinys Žiežmarių polka. O, pirmyn. Čia buvo plačios Marios energijos. Ačiū labai Jums. Ačiū labai labai Banguoliai. Nuostabus šokis. Nuostabus šokis. Ir kągi, dabar iš Palangos, iš Pajūrio keliaukime į viršų. Beveik rubežių su Latvija, tai Skuodas. Na, ir tas skuodimas yra Skuodo kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Pintinis. Plojimais Lidija Rimšienė vadovė ir kolektyvas. Kalbėti apie
skuodą galima pasakyti apie šitą pintinį. Taigi, Skuodo rajono kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių kolektyvas Pintinis, jaunas, bet jau spėjęs užsitarnauti žiūrovų simpatijas kolektyvas, susikūręs 20-ųjų metų rudenį. Pintinis greitai įsitraukė į aktyvų kultūrinį gyvenimą. Šoka, koncertuoja, keliauja ir džiugina tiek vietos bendruomenę, tiek ir respublikos žmonės. Nu vat, ir kolektyvas dalyvavo dainų šventėje, kad Giria žaliuotų, vykusioje kada? 24 metais. Taip pat nuolat pasirodo Skuodo miesto ir rajono renginiuose, šokių festivaliuose, konkursuose, iš kurių parsiveža ne tik gerą nuotaiką, bet ir prizinės vietas. Pintinis išsiskiria savo bendruomeniškumu, nuoširdumu ir charizma. Tai kolektyvas, kuriame šokis tampa ne tik meninė išraiška, bet ir draugystės, vienybės bei džiaugsmo simboliu. Tai kad gražaus jums šokio, kurio pavadinimas yra paslaptingasis.
Na, tikrai, kad paslaptinga buvo viskas. Tačiau po kiek laiko paaiškėja, anksčiau ir vėliau. Labai jums ačiū už šitą nuostabų šokį. Tai kągi, o dabar ratas jau apsisuko ir dėl to po truputėlį reikia pakviesti atgal darbėniškius. Ogi kviečiame Okatą ir ruoštis šokiui Letukas. sakyčiau, labai greitas lietukas, ir nebuvo? Tikrai. Jėgų jau tikrai reikia, tai kaip sakant, jeigu dar po festivalio pasiliksite, tai tada galbūt ir parodys kaip tos šokio judesius padaryti. Na ką, tai dabar toliau kviečiame vėlgi Salantų šokių grupę Salanta, kur artėja šokis, ne, čia ne šiaip savo, čia yra šokis Gaspadinės iškviestinės
Nagi pasižiūrime, kaip Gasparinė kviečiama. Štai ir Gasparinės parodė, kaip čia reikia dirbti, klausyti viską. O dabar truputėlį prie kitokių amatų. Nes Palangos banguolis dabar parodys šokį apie Šiaučiuką Kriaučiuką. Na tai amatininkas toksai, amatininkas, kuris, kaip sakant, ir meruoja, ir siūna, ir dėl to, kad va čia su Drapanu mes esame apsirėdę, tai ačiū į Kriaučiams. Tai pasižiūrėkime, kaip dabar viskas ir vyks.
gražu yra, kai amatui, gyvenimo įvykiui, apskritai kasdienybei buvo galima ne tik tais dainas, bet ir šokį suburti ir tada va, kaip draugien žmonės ir burdavosi. Tai dar kartą priminimas, kad tiems, kurie jaučiasi vieniši ir tai jaučiasi kažkaip, kad reikia, kažko tai aplinkui, man čia trūksta draugų, šokių kolektyvas. Štai, ir ne tik tai sėdėti, bet ir bendrystė ir išmokimas. Nes dabar Skuodo Pintinis pristatys, tai kaipgi pašokti pasuktinę. Dar kartą ačiū Skuodo Pintiniui. Labai, kaip sakant, 2, o gal 3 dar bus lauks, ką gali žinot, bet dabar Palangos kolektyvo Paguolis į sceną kvietimas ir taip pat, žinoma, keli žodžiai apie jį. Taigi, Palanga 30 mečiai veiklos, o tame tarpe tų 30 metų tarptautiniai festivaliai, konkursai, spalvočiausi kostiumai, kurie žavi ir vietos žmonės, ir atvažiuojančius, ir tuos, pas kuriuos ansamblis išvyksta. Nes yra ir Lietuvoje, ir užsienyje įvairiausi festivaliai, konkursai, kuriuose dalyvavo ir dalyvauja Paguolis, dėl to linkime ir dar 30-40 kartų apšokti. O šokis, tu Lietuva, tu mana. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, žalava gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, žalava gimtinė.
šitaip ir Lietuvą apšokt galima, nes dabar grupės Salanta kolektyvas mus nuves truputėlį į Dzūkijos smėlynus, regynus ir mušinėlius atumas. Nes laukia mūsų šokis Gulbinė. Ką tai reiškia, tai mes sužinosime būtent mūsų judesiuose. Gulbinė! Kokį turtą Salandai turi, ką? Tikrai. Labai ačiū Jums nuoširdžiai ir vat tam tokiam kertiniam šokiui kviečiu vėlgi darbėtų vokatą su paruoštu karvelio polka šokiu. Pirmie. Gulbinė!
namai ir užsuktas šitai pirmasis Okatos suktinis festivalis šokių. Ačiū. Ir kadangi, kaip supratote, jau festivalis po truputį jau eina jau link to epilogo truputėlį, kaip sakant, jau pabaiga artėja, bet dar ne visai pabaiga, nes labai norisi pakviesti gerbiamą Kretingos kultūros centro direktorės pavaduotoją Silvą Samoškienę. Ir Darbėnų seniūną gerbiamą Aliną Boškį. Prašom, ateikite, tarkite kelius žodžius susirinkusiems ir visam pasauliu. Labą dieną visiems žiūrovams ir dalyviams. Noriu pasveikinti su pirmuoju festivaliu. Žinokit, aš galvoju, kad šitas jūsų festivalis yra pasisekęs. O galvoju, dėl ko? Pasakysiu, kad pamačius šokėjus ir jų veidus, iš jūsų veidų nedingsta šypsena. Ir tas didžiulis pasitenkinimas tą, ką daro, kad švyti. Ir tai yra išskirtinumas, ir tai yra pasisekimas. Ir kitas dalykas, kai tik išgirdau mūsų šokio kolektyvą Okata ir išėjo į sceną ir galvoju, kur man tai girdėta, kur matyti. Ir labai dežavų jausmas, žinokit, dainų, šventė, šokio diena. Kadangi aš pati dalyvavau, kaip organizaciniai grupė, aš mačiau, kiek jūs visi šokėjai daug dirbo. Galvoju, wow, čia tai yra kažkas tokio, kad mėgėjai kolektyvai susirinka ir tiek daug dirba. Ir tas galutinis rezultatas, kai man teko matyti šokio dieną, buvo, nežinau, žinokit, tai buvo pasididžiavimas tauta, mūsų tradicijom, mūsų papročiais ir galvoju, kad tai labai faina ir mūsų išskirtinumas. Tai galvoju, kad šitas Okatos suktinis bus ne paskutinis, kai turi tokius fainus vadovus kaip Artūrą ir Birutę. Okatos metai. Tai manau, kad šitas festivalis turės vykti ir privalo vykti ir antrais metais. Tai dabar aš norėčiau dar perduoti žodį kolegai. Ačiū už žodį. Ar mikrofoną. Tai labą dieną visiems susirinkusiems. Čia visi žemaitišką supranta, ne? Skaus, kad taip jau ir turėtų pareikti kažkoks. Ateini į koncertą ir steikliai tai į sceną. Tai kur daryti. Šokt nemok, dainuot nemok, bent pakalbės kažkur. Tai šaunuoliai, darbiniškiai suorganizavę šitą tokį festivalį. Aš manau, kad tep reikės iššokti. Jau šiame tate apsoko, žiūriu, kad ta scena ir tiems kitiems besisukant buvo jau mažoka, tai norės iššokti, kad mes gerai, kad Okatas biškį nutrupėjai, tų porų ir kažkas buvo iniciatyva, bet ten netilpus čia šitą sceną. O tie didėjai kolektyvai žiūri jau ten jau nelapų sakinėjus, ten atsargiai. O šiam labai patinka, man ir skaudiški šokis jo, čia konkurencija. Ypatingas tas paslaptingas šokis ten. Ir didžiausia paslaptis, žiūriu, kad, žinai, kovote kolektyvė Salantų seniūnė šok, žinai, tai paskui visai to Salantų, kas padėjai, žiūriu, gal tinkus ar irgi nėra, žiūriu, tai galvoju, sumaišė kolektyvus ar miestus, kaip čia tavo suprasti, bet reikės, man atrodo, ir į Salantų kolektyvą gal eiti seniūnų savo. Priim salantiškai seniūnų kolektyvą. O dar priim. Aišku, kad priims, aišku. Jo, o tai iš tikrųjų, jeigu ten pakalbom, tai labai fainas renginys, labai gražus šokiai visi, tikrai matom kokybiškai ir manau, o kad tavo egzaminą išlaikė, žinau, kad pasikveitė visus kolektyvus, kad parodytum, kada ne vis tai geriausiai ryškas. Nes mes dar dideskai žinom, kad ne vis geriausiai, ne vis konkrečiai šok, bet sako, tai mes pabaisom dirbus irgi, kad pamatytumėt, kad iš tikrųjų mes geriau užpasą šoką. O jeigu rimtai, tai visi labai nuostabiai šokot, labai puikiai buvo
visiems lenkiu galvą prieš jūsų darbą, prieš jūsų repeticijas ir už tai, kad dabar mes, žinodami jūsų tą darbą, galim žiūrėti ir gėrėtis jūsų visais tais vaizdais. Ačiū Jums visiems.